Kažkaip nenori atsimeni tos 2.15, bet šiemet jūs vėl esat 2.16 komanda. Turiu omeny pagal sezono pradžią ir pagal tai, kokia jį gera. Rezultatas taip, bet pats žaidimas tikrai nenudžiugino, nes visas varžybas realiai prasigynėm, turėjom vieną progą, kurią išnaudojom. Tai pagarba didžiausia priešininkam, tikrai galėjo įmušti ne vieną įvartį, bet išnaudojom savo, kaip sakoma, gynybinės galimybės, apsigynėm, antras rungtynės iš eilės sausus saugojom vartus, nes praeitos turo geriausias žaidėjas mūsų vartininkas šiandien nebuvo, bet turim naują žvaigždę. Tai vėl vartininką? Vėl vartininkas, jo, kuris ir Poliukas, kuris įmušė be abejo, tai vienintelė atakai, kurią gerą padarėm, ir vartininkas, kuris visas rungtynės traukė įvarčius, tai šaunu. Kuo iš esmės skiriasi tos dviejos rungtynės? Pirmas rungtynės žaidėm, galima sakyti, atsipalaidavę, įmušėm įvarčius, žaidėm savo žaidimą, šias rungtynės trūkom ir žmonių. Ne visi susirinko, vienas žaidėjas iš pagrindo patyrė dar traumą, tai buvo sunku, buvo labai sunku įžaisti tą kamuolį, įžaisti futbolą, tai bandėm žaisti gynybinį futbolą, pagrįstą kontratakom ir pavyko vieną iš tų kontratakų išnaudoti ir laimėti varžybas. Tai kaip tas debiutas, sakykit, kažkas panašaus, ko tikėjotės, geriau, blogiau? Vienareikšmiškai turbūt tikėjomės, kad bus sunku, nes žaidėm su praeitų metų lyderiais. Taip sakant, bandėm atsakingai visą tai pažiūrėti labai, susirinkom visi tvarkingai. Tai aišku, vėlgi, kaip ir galvojom, kad aikštė padarys savo, tai pirmas įvartis toksai visiškai, aikštė, sakyčiau, ne žaidimo. Bet vėlgi, progų turėjom, žaidėm kažkaip tai ir antram kėlinį, vėlgi, išnaudojom tas progas ir... Jums tas formatas pažįstamas jūsų komandai? Jo, mums formatas pažįstamas, tik tai sakau, tai mes gal branduolys yra tų tokių vadinamų vyresnio amžiaus žmonių, kur mes žaidžiam kitur. O dar pasijungia, jauni žmonės, kurie gerai irgi pasijungia kraštuose, tai lyg tai vėlgi trūkstasi žaidimo tarp brandžių, bet aš manau, kad viskas eis gerai. Kai liko varžovai mažumoje ir jūs žinojot, kad lieka nedaug laiko, sugebėjot tikėti tuo, kad galite išlyginti, ar buvo vis tik tas mandražas didžiulis? Aš manau, kad mes tikėjom, kad nuo pat pirmų minučių, kad vėlgi, kad galim įmušti, ne tai, kad išlyginti, o galim įmušti ir kada buvo vienas, ir kada buvo du, ir tų progų buvo, vėlgi, tai yra tokias 100% progas nebuvo išnaudota. Manau, viskas ateityje ateis tik geryn. Ar pirmos rungtynės yra tiesiog čempioniškas nesugebėjimas pakartoti antrus metus iš eilės laimėti titulą, ar čia yra tik... Ne, čia yra tik tai pradžia, dar tikrai anksti taip kalbėti. Tiesiog šiandien nesusirinkom, realiai buvo sunkios fiziškai varžybos ir ant galo tas įvartis. Kaip sakant, tai lėmė. Relaksas, kuris pakeitė Barklajų, turbūt negalim lyginti šių komandų ir dėti vieną lentyną. Tikrai ne, šita komanda iš tiesų ir netgi ir kažkiek pažįstama mums yra ir ką galiu pasakyti, tikrai čia bus komanda aukščiau negu viduriukas šito lygio. Kas jums labiausiai nepasisekė? Nekalbu apie tą paskutinę minutę, bet žaidime. Žaidime mums trūko realiai keitimų. Mes negalėjom žaisti savo greito žaidimo ir būtent tas būtų lėmė, aš manau, kitokį rezultatą. Labai pavargo komanda? Pavargo tikrai ir dar gal tas įvartis psichologiškai, man reiks kažkaip ketvirtadienį atsigauti ant to jau. Pakalbam turbūt apie antrą kėlinį, nes apie pirmą nelabai yra ką kalbėti, ar yra? Katenačio turbūt. Labai atsargiai pradėjom ir mes, ir Žaibo Kirtis, nes pagal mus Žaibo Kirtis turbūt negali du metus iš eilės žaisti blogai, tai praeitais metais jie buvo žemiau mūsų turbūt. Tai labai turint omeny, kad mes kelintą turnyrą pradedam, arba yra tokia tradicija, kur pralošiam pirmas varžybas. Tai aišku, iš tos pusės žiūrint, tai mes šiandien nepralaimėjom varžybą, nors paskutinę minutę gauti ir sekundę įvartį turbūt tolygu pralaimėjimui. O pirmas kėlinys, jo, buvo labai atsargus, mes turėjom labai daug keitimų, bet vargu ar čia buvo labai didelė persvara. Tai labai atsargiam žaidėm ir mes ir jie pirmam kėlinį. O kas pasikeitė antrajam? Jūs nusprendėt labiau eiti į priekį ir jų iniciatyva tas toks labiau puolamasis futbolas dominavo? Na, aš nemanau, kad Žaibo Kirtis gali visą laiką gintis. Tai natūralu, kad nors jie ir, sakykime, mažiau buvo jų žaidėjų, bet jie gal mes irgi, nors turėjom planą tokį nuo gynybos, bet nelabai šiandien pavyko, nes atsitraukė Žaibo Kirtis trupučiuką ir mes puolėm, tai
Nežinau, gal noras vis tiek po vasaros užpult, nes visas varžybas stovėt gynybai turbūt nei mums, nei jiems nebuvo įdomu, nei žiūrovams to labiau. Kai įmušėt antrą įvartį, nepagalvojot, kad jau viskas? Tai ir vos turbūt, aš galvoju, kad po pirmo įvarčio jau beveik viskas, bet kai eilinį kartą įsitikinom, kad čia reikia žaisti iki paskutinės sekundės. Šiemet labai keičiasi tikslai lyginant su praėjusiais metais? Pasikeitė trupučiuką komanda, tai žiūrėsim, po pirmų 3-4 varžybų pažiūrėsim. Tai aišku, mes ir aš asmeniškai, gal komanda buvo už tą turnyrą, formatą, kur po 2 grupės, bet pažiūrėsim, čempionatas turėtų būti irgi įdomus, manau, šiandien. Turbūt klausite apie rezultato neverta, bet ar žaidimų komanda liko patenkinta ar ne? Iš dalies taip, nes matosi branduolys, matosi judesys, veiksmas yra, tikimės ateis rezultatas. Ar galim sakyti, kad šiandien žaidėt geriau negu pirmą dvikovą su Vilkais? Dalinai, kadangi ten buvo daugiau užsidegimo, čia daugiau techniškesni kai kurie žaidėjai buvo. Ta prasme, laukiam, kada mes sprogsim pagaliau. Kada tai turėtų būti? Manau, kad arba sekančiam, ar dar sekančiam turėti tikrai. O ko manot pritrūko šiandien? Sėkmės. Tik tai? Sėkmės ir šiek tiek susiklausim. Susidarė toks įspūdis, kad geriau pradėjot žaisti, kai praleidot įvartį. Ar čia iš tikrųjų, ar čia tik toks iš šono požiūris? Gal šiek tiek labiau mobilizavomės, nes reikėjo muštą įvartį jau. Iš kitos pusės, manau, kad pakankamai neblogai lošėm. Rungtynės, galima sakyti, apylygės, nors sprogų mano galva sukūrė mes daugiau. Įmušė pirmi, jie visiškai lygioje situacijoje po mūsų tiesiog gynėjų, vartininko klaidos. Bet kaip sakiau, mobilizavomės, nenuleidom rankų, puolėm ir užpuolėm. O šiaip jūsų komandai ankstesniais metais nebūdavo taip įprasta ta mobilizacija? Čia kažkas pasikeitė ar tiesiog gera diena sutapo? Kodėl? Nesakyčiau, kad jau taip ir anksčiau mes nesimobilizuodavom, manau, kad visai būdavo. Visai būdavo, tikrai. Šiek tiek turim šviežio kraujo, tai turbūt padeda. Apskritai, ką šiemet galvojat apie visą sezoną? Oi, sunku dar. Pamatysim, nes yra, sakau, keletas naujų žmonių, pažiūrėsim, kaip mes čia sugebėsim rinktis, suprasti vienas kitą ir būti komanda. Bet šiandien buvot komanda? Taip, manau, kad tikrai neblogai pasirodė.